Potvyniai kelia sumaištį Sacharos dykumoje. Argentinoje dėl gaisrų paskelbta stichinė nelaimė. Nigerijoje žmonės pabudo užtvindytame mieste, kurio gatvėmis plaukiojo krokodilai ir gyvatės. Oras aplink Los Andželą tapo pavojingas sveikatai. Supertaifūnas Yagi padarė katastrofiškų nuostolių net 3 šalyse. Daugiau informacijos apie klimato anomalijas įvykusias planetoje nuo rugsėjo 4 iki 10 dienos žiūrėkite šioje apžvalgoje. Nigerija. Nigerijos šiaurės rytuose ir toliau pliaupia smarkios liūtys. Rugsėjo 10 dieną dėl jų sugriuvo Alua užtvanka Borno valstijoje ir kilo katastrofiškas potvynis, palietęs milijoną žmonių. Į Maiduguri miestą vanduo įsiveržė naktį. Daug žmonių pabudo tarsi spąstuose, įstrigę užlietuose namuose. 70% miesto atsidūrė po vandeniu. Žuvo mažiausiai 30 žmonių ir žmonės vis dar ieško dingusiųjų artimųjų. 400 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus. Situacija kritinė. Vanduo išplovė kapines, sąvartynus ir kanalizaciją. Potvynis pražudė daugiau nei 80% didžiausių miesto zoologijos sodų gyvūnų. Kai kurie jo gyventojai, pavyzdžiui, stručiai, gyvatės ir krokodilai, atsidūrė miesto gatvėse. Marokas. Rugsėjo 6 dieną ekstremalios liūtės su perkūnija smogė pietinę Maroko dalį ir sukėlė katastrofiškus potvynius. Nelaimė nusinešė 18 žmonių gyvybės, 4 dingo be žinios. Maroko generalinio meteorologijos direktorato atstovas šį įvykį pavadino išskirtiniu. Ir aišku kodėl. Paprastai sausame ir dykumų regione, kur visą rugsėjį iškrenta vidutiniškai apie 3 mm kritulių, per vieną dieną iškrito 170 mm ir tai daugiau nei 50 mėnesių norma. Didžiausia žala padaryta Tata, Tizrin ir Al-Rašidija provincijoms. Šie potvyniai nuplovė mažiausiai 56 namus ir sugriovė 110 kelių, paralyžiuodami svarbiausius transporto kelius. Žmonės liko be geriamo vandens, šviesos ir komunikacijų. Potvynis pražudė daug gyvūnų. Alžyras. Alžyro pietvakarius taip pat ištiko galingi potvyniai. Per kelias dienas Alžyro Sacharoje iškrito tiek lietaus, kokio šių metų laiku anksčiau nebuvo pastebėta. Potvyniai nusinešė kelių žmonių gyvybės, tarp jų ir vaikų, kurios nuplovė greiti vandens srautai. Dėl potvynių slėnyje nacionaliniai kelių tinklai buvo pažeisti. Uždarytos įmonės, mokyklos, vyriausybės įstaigos ir namai. Sparčiai kylant vandeniui daug žmonių su ištisomis šeimomis atsidūrė vandens spąstuose. Laimei dauguma buvo išgelbėti. Jungtinės Amerikos valstijos. Kalifornijos valstiją apėmė miškų gaisrai. Didžiausias Line Fire kilo rugpjūčio 5 dieną San Bernardino apygardoje ir per 30 valandų išaugo daugiau nei 14 kartų. Karštis virš 40 laipsnių, kritiškai sausa augmenija ir vėjas prisideda prie greito ugnies plitimo. Iki rugsėjo 9 dienos liepsnos buvo apėmusios daugiau nei 8000 hektarų. Šiuo metu gaisras buvo suvaldytas tik 3%. Pavojus kyla daugiau nei 38 000 gyvenamųjų ir komercinių pastatų. Dėl gaisrų kilusių dūmų oras aplink Los Andželą tapo pavojingas sveikatai. Rugsėjo 10 dieną valstijoje žaibišku greičiu išaugo dar vienas gaisras – Bridge Fire. Vos per kelias valandas jų plotas išaugo 8,5 karto. Liepsnos vis dar plinta ir jų nepavyksta suvaldyti. Nevados valstija taip pat kenčia nuo smarkių gaisrų. Dėl Deiviso gaisro buvo evakuota 14 000 žmonių, o daugiau nei 18 500 klientų liko be elektros. Šiuo metu Jungtinėse valstijose vienu metu dega 71 didelis gaisras, iš viso daugiau nei 909 000 hektarų plote. Argentina. Smarkus miškų gaisrai apėmė Karbodos provinciją Argentinoje.
Vyriausybė paskelbė nelaimę 4 Kordobos provincijos departamentuose. Kalamučitas slėnyje išdegė per 12 000 hektarų augmenijos apgadinti gyvenamieji pastatai. Dėl šiam sezonui neįprastai aukštų temperatūrų, žemos drėgmės ir stipraus vėjo, kuris vis keitė kryptį, situacija tapo kur kas sudėtingesnė. Kelias dienas iš eilės ugniagesiams nepavyko suvaldyti gaisro. Kitas gaisras kilo vos už kelių kilometrų nuo Kordobos miesto, to paties pavadinimo provincijos sostinėje. La Calera mieste gyventojai buvo priversti evakuotis, nes gaisras buvo tik 50 metrų nuo namų. 20-asis nacionalinis greitkelis dėl stiprių dūmų buvo uždarytas. 4 savanoriai ugniagesiai dėl patirtų sužalojimų paguldyti į ligoninę. Iš viso gesinant gaisrus dalyvavo 700 žmonių, keli hidrantiniai lėktuvai ir sraigtasparniai. Supertaifūnas Yagi. Taifūnas Yagi susiformavo rugsėjo 1 dieną prie rytinės Filipinų pakrantės ir atnešė smarkės liūtis, nuošliaužas ir didelio masto potvynius visoje šalyje. Dėl nelaimės žuvo 20 žmonių, dar keli dingo be žinios. Nukentėjo daugiau nei 2 milijonai žmonių. Rugsėjo 6 dieną jau tapęs supertaifūnu Yagi smogė Kinijai vėjo greičiu iki 245 km/h. Jis 2 kartus pasiekė sausumą, iš pradžių Hainano saloje, paskui Guangungo provincijoje. Įniršęs vėjas vertė medžius, išmušė gyvenamųjų ir biurų pastatų langus. 57 000 namų Hainano provincijoje buvo sugriauti arba apgadinti. Siuveno apygardoje taifūnas apvertė kelias transporto priemonės, įskaitant 18 tonas sveriantį sunkvežimį. Galingas vėjas išpūtė ir visą antrąjį parduotuvės aukštą, išliko tik kelios plėnijos kolonos. Stichinė nelaimė paveikė daugiau nei 1 200 000 Kinijoje žmonių. 4 žmonės žuvo, 95 buvo sužeisti. Yagi tapo stipriausių rudens taifūnų šalyje per pastarosius 75 metus. Trečioji ir labiausiai nukentėjusi šalis buvo Vietnamas. Taifūnas pasiekė sausumą, kai vėjo greitis siekė 149 km/h. Pakrantės miestas Haifonas atsidūrė nelaimės epicentre. 3 metrų aukščio bangos daužė pakrantę, vėjas vietoje pramoninių ir gyvenamųjų rajonų paliko griuvėsius. Šalies šiaurė tiesioginė prasme nusėjo nuvirtę medžiai. Dėl siautėjančios gamtos Guangin provincijoje nuskendo 25 laivai. Judrus tiltas Puto provincijoje neatlaikė stichijų antpuolių ir kartu su automobiliais įgriuvo į upę. Keli žmonės buvo ištraukti iš vandens, likusieji laikomi dingusiais be žinios. Ta pačią dieną 20 keleivių vežęs autobusas nuošliaužos buvo nuneštas į ištvinusį upelį Cao Ango provincijoje. Taifūnas ir vėlesni potvyniai bei nuošliaužos Vietname nusinešė mažiausiai 199 žmonių gyvybės. Dar 128 dingė be žinios. 100 buvo sužeisti. Buvo apgadinta daugiau nei 130 000 namų. Dėl taifūnų Yagi pirmą kartą Vietnamo istorijoje Tonkingo įlankėje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis. Naikinimo mastai siejami ne tik su vėjo stiprumu, bet ir su neįprastai dideliu išoriniu taifūnų spinduliu. Be to, Yagi per ilgai išliko galingas, supertaifūnų lygyje beveik 64 valandas. Tai parodė, kokie ekstremalūs tampa atogrąžų ciklonai. Tai, kas vyksta, rodo, kad natūralios anomalijos sparčiai progresuoja. Lietus iškrenta ten, kur neturėtų būti, užtvindinamas net dykumas. Sezoniniai krituliai virsta tikromis stichinėmis nelaimėmis. Gaisrai auga katastrofišku greičiu, dega ištisos gyvenvietės. Gaisrą suvaldyti labai sunku, o kartais net neįmanoma užgesinti. Kataklizmų smagratis įsisuka vis greičiau. Ir nėra nei vienos priežasties manyti, kad tai sustos savaime. Ateinančiais metais padėtis tik blogės. Norint išspręsti šią problemą, būtinas tarptautinis sumaniausių pasaulio mokslininkų bendradarbiavimas, kuriant ir įgyvendinant tas svarbės, nepaprastas priemonės. Savanorių ir mokslininkų sukurti pasaulinės krizės forumuose yra viskas, kas žinoma apie dabartinės globalias problemas ir galimus sprendimus. Studijuodami naujausius forumus ir mokslinę medžiagą galėsite suprasti visą vykstančio klimato chaoso vaizdą. Jei pasidalinsite šią informaciją savo socialiniuose tinkluose,
padėsite sukurti tendenciją ir pritraukti žiniasklaidos bei politikų dėmesį. Dabar unikali akimirka, kai paprastais veiksmais socialiniuose tinkluose galime pakeisti informacinę erdvę ir nustatyti pagrindinę dienotvarkę – gelbėti savo gyvybės. Tačiau tai įvyks, kai kiekvienas suvoks savo indėlio svarbą ir į jį žiūrės atsakingai.